Vakar vakarė skrolinu TikToką prieš miegą, vėlai jau buvo iš tikrųjų gal 10-11 val. Laivas žiūriu žmonių. Ir staigiai mane kažkas žiūriu pakvietė. Aš paklausiau sekundę, aš girdžiu labai jauni žmonės tarpusavy ginčijas, kažką tai aiškint. Galvoju, eiliniai vaikai, kurie koliuojasi, pyksasi, keikiasi. Žinai, galvoju, įdomu, dėlį užeisiu, kantrybę savo paugdysiu. Ir mes šnekam, jie iš manęs atdavojas, viskas aišku, viskas normalu. Ten, aš klausiu, kiek metų, sako 14, 13, 15. Ir sako, o tai čia tas tiktokeris kažkas. Sakau, kas, kur, apsimetęs dalyk. O ten komentarą kažkas parašė, taigi čia tas tiktokeris, žinai. Jie visi sutilo tada, žinai. Ir pradėjo klausyti, sakė, papasako nors. Nu, aš jam pradėjau pasakoti apie narkotikų žalą, apie tai, kad draugai, kurie siūlo narkotikus, nėra draugai, kad vieną kartą paragavęs tu, visą teisybę apie narkotikus, vieną kartą paragavęs tu, visą gyvenimą turėsi problemą. Žodžiu, visą teisybę. Ir žinot, kas mane nustebino? Vat, kad ir prieš tai, kad ir kur bandžiau kažkam tai pasakoti, visi juokėsi, niekam neįdomu būdavo, o vat šita grupė vaikų klausėsi juos ir jie prašė dar pasako. Ir jie taip klausės ir taip viskas sėmės. Ir aš sakau, bent porą iš jūsų, jeigu tikrai padės kažką tai pakeis gyvenimą, mano žodžiai, čia bus fantastika, čia bus didžiausias, čia bus pasaulis, čia bus kosmosas iš tikrųjų. Tai sakau, hebrai, įsiklausykit, prašau, tai ką aš jums pasakoju, ką aš jums šneku, žinai. Ir pasirodo, viskas nėra sugadinta. Dabar, kas jau priekį, jau kuriem po 20 metų, kurie jau išragavę, išbandę, čia jau ne mano reikalas, jau specialistai turi dirbti. Aš galiu kažką tai patarti, bet su jaunais reikia dirbti, su jaunais žmonės, kuriem 14-15 metų, kurie nenuėjo dar, kurie ant ribos, supranti. Ir jiem reikia pasakoti, daug pasakoti, būtinai pasakoti ir šviesti, kuo daugiau, blemba. Ir jie klausosi, supranti, nes jie prisiklausė iš tos aplinkos, iš tų kitų blogų draugų, ten visokių dalykų. O jie dabar klausys suaugusių žmogaus, kuris turi patirties, kuris pasakoja iš gyvenimą. Ir kaip jiem buvo įdomu, aš galėčiau dabar valandą apie tai šnekėti, kosmosas. Aš toks sužavėtas likau, aš taip norėjau jiem pasakoti ir dalintis tom istorijom. Wow.